Nemanau, kad komandos buvo stipresnės nei mūsų. Tiesiog mes neplaukėm to plaukimo, kokį mokam ir galim plaukti. Tos praeitos dienos, mums labai nesukrito kortos, kad mes buvom būtent ta komanda, kuri gavom plaukimus per pačias tas, sakykime, sudėtingiausias ir tokias labiausiai loterinės sąlygas. Tai ir dar tie plaukimai sukrito taip, kad mes abu kartus atplaukėm ketvirti. Tai šiandien labai norėjom parodyti, kad mes galim geriau ir kad mes mokam tokiom sąlygom plaukti. Bet situacija susiklostė taip, kad turbūt šiek tiek perdegėm ir nepavyko mūsų startas, po kurio mes tiesiog nesugebėjom vykdyti savo plano. Keletą kartų bandėm daryti tam tikrus tokius rizikingesnius sprendimus, kurie irgi nepasiteisino ir gavosi, kad viskas, ką mes darėm, tiesiog mums slydo iš rankų. Tai tikrai apmaudi diena, finišavom vėl ketvirti. Apmaudžiausia, kad tikrai žinom, kad mes esam stipresni ir mes galim ir turim plaukti kartu, bet vėlgi, tai yra toks sportas, kur kartais ne viskas nuo tavęs priklauso. Pirmos kelios dienos, kada turėjome tas tokias šiek tiek loterinės sąlygas, išmušė mūsų iš vėžių pakankamai stipriai ir netgi šiandien buvo sunku parodyti tai, ką mes demonstravome pirmas praktiškai 3 savaitės. Tas mėnesis laiko irgi yra labai sunkus tarpas ir čia ne tik mums, bet ir visiems įgulos nariam tai buvo ypač įtemptas mėnuo, kur toli nuo namų ir taip toliau. Tai manau, tas irgi susidėjo, nes mes galbūt nebuvom pasiruošę, kad čia reikės būti tiek ilgai. Tikrai tokia sausa, tvirta piliulė, kuri čia stovi, bet kaip reikia mokėti laimėti, taip reikia mokėti ir pralaimėti. Ir šį kartą, kaip sakyti, ar ta fortūna nuo mūsų nusisuko dar kažkas, bet mes važiuojam namo. Vien tuo reikia pasidžiaugti, kad mūsų konkurentai mūsų veikia yra tiesiog pasaulinio lygio žvaigždės, nes pasistavus 27 pasaulio čempionų titulai pas vieną žmogų, pas kitą 15, ten Ispanijoje irgi pilna čempionų, tai kad mes atėjome iki šios pozicijos, manau, jau yra didelė pergalė, tai realiai būtų susiklostę kortos kitaip, galbūt eitume į priekį, bet neišėjom, nesvarbu, išėjom ir taip labai toli, niekas netikėjo, patys netikėjom. Ir ką, tiesiog pagaliau sutikom savo varžovus, kurių negalėjom aplenkti. Sunku rinkti dabar žodžius. Labai ilgą kelią nuėjom. Tai yra beveik mėnuo čia. Jau nekalbam tai, kad 3 metus šitą komandą ruošiasi. Bandau galvoti, ką reikia padaryti, kad Lietuva ir Lietuvos rinktinė vėl atsidurtų tokioj situacijai, kur jau atrodo galimybė parvežti medalius yra ranka pasiekiama. Tai aš jau mąstau apie sekančius metus, apie Europos atranką. Komandą vertinu labai pozityviai, tai prasme tikrai galiu drąsiai teikti, kad turbūt šiuo metu esam vienas, jei ne pati stipriausia komanda ir su šia įgula galėtume lipti turbūt ant bet kokio Lietuvoje esančio didelio laivo. Ir tikrai Lietuvoje ir Baltijos lygiai tikrai būtume viena iš stipriausių komandų. Tai tikrai didžiausias ačiū ir pagarba kiekvienam įgulos nariui.